Aš esu Germanas, viešojo kalbėjimo specialistas ir debatininkas. Šio vaizdo įrašo metu mes aptarsime tai, kaip paruošti tinkamą ir tikrai kokybišką įvadą jūsų kalbai. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad mano manymu įvadas yra ko gero svarbiausia dalis jūsų kalbai. Dėl kelių priežasčių. Visų pirma, per pirmas minutės jūs paliekate ir fiksuojate tam tikrą įspūdį jūsų klausytojams ir vertintojams. Ir tai yra itin svarbu dėl to, kad pirmas įspūdis lems visų pirma, ar jūsų pakankamai įdėmiai klausys, kaip jūs vertins, koks požiūris susiklostys pirmą minutę ir kiek palankiai jūsų vertintojai žiūrės į tolimesnės klaidas, kurias jūs darysite. Nes kaip rodo tyrimai ir bendroji praktika, įvadas ir apibendrinimas yra tos dalys, kurių metu jūs formuojate įspūdį. Iš pradžių norėčiau taip pat paminėti tam tikras dažniausias klaidas, kurias daro moksleiviai ir net kai kurie patyrę kalbėtojai. Deja, tik tenka pastebėti, įvadas dažniausiai yra arba apskritai praleidžiamas, arba jam skiriama itin mažai dėmesio. Ir žmogiškai tai yra tikrai suprantama. Galime visi įsivaizduoti situaciją. Jūs ruošiatės egzaminui, jūs nervinatės. Ir jūsų natūralus impulsas, kurį jūs jaučiate, yra tas, kad jūs norite kuo greičiau atsikratyti tos naštos ir tos atsakomybės. Užtat atėję į kabinetą, kur sėdi jūsų vertintojai, jūs norite kuo greičiau prieiti prie savo antros dalies ir kuo greičiau užbaigti tą kalbą ir išeiti. Užtat, kiek man teko pastebėti, įvadas dažniausiai, jeigu ir yra struktūriškai netaisyklingas ir sudaro vos kelius sakinius. Dažniausiai tai būna taip. Jūs ateinate, prisistatote, pasakote, kokia yra jūsų tema ir pradedat dėstyti savo argumentus. Kodėl tai yra blogai? Visiškai neaišku, kodėl jūsų turėtų klausytis. Net formalaus egzamino metu, nes jūs turite aiškiai parodyti, kuo jūs esate įdomus, kuo yra įdomi jūsų tema, kodėl jūs ją pasirinkote. Jeigu jūs tiesiog ateisite ir pradėsite dėstyti, bus neaišku, ar jums tikrai įdomu, ar jūs tiesiog mechaniškai to išmokite ir cituojate. Tai būtų labai blogas atvejis ir tokiu atveju jūsų vertinimas tikrai nukentėtų. Taigi, turint omeny šias pastabas, norėčiau apibrėžti, mano manymu, kelias funkcijas, kurias turi atlikti įvadas ir kurias jūs būtinai turėtumėte atsižvelgti. Taigi, įvadas turi 4 funkcijas. Visų pirma, sudominti. Kaip jau minėjau, tai yra esminė įvado funkcija. Jūs turite iškart užkariauti jūsų klausytojų ir vertintojų dėmesį. Antra, jūs turite pristatyti savo temą. Tai jokiais būdais nereiškia, kad jūs turite tiesiog formaliai atkartoti savo temos pavadinimą. Tai reiškia, kad jūs turite savo žodžiais papasakoti, kodėl ši tema yra įdomi, kaip jis skamba ir kodėl ji yra aktuali. Šis punktas atitinka trečią – pagrįsti. Jūs turite pabrėžti, kodėl tai yra aktualu ir įdomu šiuo metu. Jūs turite parodyti, kodėl asmeniškai jūs pasirinkote šią temą ir kodėl jums yra įdomu ją nagrinėti ir ją pristatyti bei ginti savo pasirinktą poziciją. Galiausiai, jūs turite pristatyti struktūrą. Tai reiškia, kad jūs turite papasakoti ir pranešti, apie ką jūs kalbėsite savo visos kalbos metu. Taip yra dėl 2 priežasčių. Visų pirma, jūsų vertintojas bus lengviau sekti tai, ką jūs kalbate, nes klausytis ir vertinti yra be galo sunku. Ir jūs patys padarysite savo labai gerą darbą, jeigu palengvinsite šią užduotį savo klausytojams. Galiausiai, jums patiems bus lengviau sekti savo kalbą, jeigu jūs savo pačioje pradžioje įgarsinsite tai, ką jūs ketinate sakyti. Norėčiau jums pasiūlyti tokią struktūrą. Pritaikę ją prie savo temos, jūs galėsite ją pasinaudoti kaip tam tikrą formą. Užpildę, jūsų įvadas bus gana paruoštas. Taigi, pirma dalis yra dėmesio pritraukimas. Tam, kad pritraukti dėmesį, jūs galite pasinaudoti citata, metaforą arba tiesiog įdomia mintimi. Turint omeny visus metodologinius nurodymus ir vertinimo kriterijus, labai siūlyčiau pasinaudoti būtent citata. Priklausant nuo to, kokia yra jūsų tema, geriausia, jeigu išsirinktumėt tokią literatūrą, knygą arba tiesiog tam tikrą kūrinį, kuris atitinka jūsų temą ir atitinka tą idėją ir kontekstą bei poziciją, kurią bandote apginti. Kita dalis yra aktualumas arba kodėl tai yra įdomu. Tai yra itin svarbi dalis tam, kad jūs parodytumėt asmeninį susidomėjimą temą. Kodėl tai yra įdomu, kodėl tai yra aktualu šiom dienom. Ir aktualumas yra itin svarbus vertinimo kriterijus, jeigu mokinys pristato ir parodo, kodėl ši tema yra aktuali šiom dienom ir kodėl ji yra įdomi šiuolaikiniam žmonėms. Trečias dalykas yra struktūros konstrukcija. Kas tai yra?
Jūs savo kalbai išsirinksite, tarkime, 3 argumentus. Jūs žinosite, kas tai per argumentai. Jie turės tam tikrą pavadinimą, turės teiginį galiausiai. Taigi, savo kalbos pradžioje jūs turite pranešti klausytojams, kokius argumentus jūs naudosite. Jokiais būdais nereiškia, kad jūs turite tiesiog pasakyti 3 argumentų teiginius. Savo kalbą papasakokite savo vertintojams, kokius argumentus jūs naudosite savo pagrindiniai pozicijai pagrįsti. Taip jūsų kalbą sekti bus daug lengviau. Galiausiai, jūs turite pristatyti savo pagrindinę mintį arba problematiką. Tai yra turbūt pirmas dalykas, kai jūs išsirenkate vienokią ar kitokią temą. Jūs įsigilinate į jos esmę. Jūs bandote suprasti, kokia čia yra problema, koks probleminis klausimas, į ką čia reikia atsakyti. Jeigu jūs teisingai jį identifikuojate, tai yra jau didžiulė sėkmė. Ir be abejo, tą reikia pristatyti jūsų vertintojams. Taigi, paskutinė ir svarbiausia dalis, kuri yra tiltas tarp jūsų įvado ir jūsų argumentų, yra pagrindinis minties arba problematikos pristatymas. Kartu su to, kad jūs pareiškite, kokia yra jūsų pozicija. Už ar prieš, ką jūs manote, priklausomai nuo to, kaip yra suformuoluota jūsų tema. Taigi, norėčiau palinkėti sėkmės pasiruošiant kalbos egzaminui ir susitiksime, kalbant apie dėstomąją dalį ir apibendrinimą bei išplėstinį planą. Linkiu sėkmės.